Sveiki, hebrytė. Iškart pradžių noriu Jums labai padėkoti. Mūsų jau 2000 kanale susirinko pagaliau tas followerių skaičius ir aš Jums jau ruošiu tokį nedidelį surprizą, bet nieko neaiškinsiu, nes ten biški yra reikaliukų, kai paruošiu iškart duosiu žinot, o kol kas Ganzik Day 3. Važiuojam. Variklis stovi. Miatai. Тут iš Tatalava. Kur čia galima biškį? Kur smauga? Kur man jau čia? O, miata. Myši. Bailį. Prie 1.8 Miatos vis dar tęsiami darbai. Biškį sunkuoka man su mokslas ir kitais projektais tiesiog sulysti ir garažą ir pabaigti, bet po biškį judam. Kaip matot, variklio jau nekaba niekur. Variklis stovi Miatai. Aišku, dar nieko nepajungta. Jungs jau kitą dieną. Šiandien tingiu. Atvažiavo jau du pažįstami žmonės jums. Tai Dominikas, iki Safety Car, ir Robertas, kuris dabar už kameros padėjo įdėti, nes vienas tikriausiai neįdėčiau. Tai va, nieko nefilmavau, nes realiai buvo sunku, kad tiesiog įdėti ir viskas organizuoti. Tai neturėjau laiko pagalvoti apie kamerą, tai sorry, tiesiog va, jisai vietai, liko tik tai pajungt ir tikėtis, kad jisai pasikurs. Čia yra katinas maišioj, jisai sukasi, bet ar jisai veikia, nieks nežino. Nežinau, ar kažkam bus įdomu tai, bet kažkadaise galvojau, kad 1.8 nuo 1.6 skiriasi tik tai velenų, biški ten stumais, nu ne stumais, o švaistikliais ir ten gal biški blokų, nu tipo, gal biškutį blokų. Bet tipo vizualiai iš išvaizdos jisai turėtų atrodyti taip pat, nes realiai kas tas, kas anas atrodo labai panašiai ir tipo aprengimas visas labai panašus. Tai, kam įdomu, ko jie skiriasi, pilnai skiriasi visą kūro padavimo sistemą. Čia padavimas eina iš priekio, ta prasme šlangai ateina į priekį, čia yra vakuumas priekį, 1.6 viskas yra gale. Skiriasi pilnai babinų ir vieta, kur stovi ir pačias tas babinas, nes pas 1.6 jie stovi šitoj vietoj, pas 1.8 šitoj ir pas 1.6 eina 4, 3, 2, 1, o pas 1.8 eina, kaip matot, 1, 2, 3, 4. Dar karoči prikolas, pats 1.8 yra tepalo aušintuvas. Va, ant filtriuko stovi, pas 1.6 tokio nėra. Nu, jau kažkaip taip beveik viskas aprengta. Tik negaliu surasti, kur tas vienas aušintuvo šlangą pajungt. Nes va yra tas aušintuvėlis, vienas eina į galvą, o kur kitą šlangutę eina, nežinau. Tai dar ieškosiu, va kaip tik ratą nuėmėm, nes pro ten biški matėsi. Ir nepaina užsukti sankabus iš minamojo cilindriuko ten šlangelę. Bet šiaip jau viskas beveik good. Vat belieka viena šlangutė iki pilnos antifrizo sistemos, belieka viena šlangutė iki sankabų sistemos. Galima bus pilt skysčius, dėt kardaną ir kurt Mazda. Mes su mano antrąją pusę mėgstam savaitgaliais kažkur išvažiuoti pasivaikščiot ir šį kartą kažkaip netikėtai suradom visai gražią vietą, bet kad iki jos nusigaut buvo čiūčiut offroado, tai dar ir sugebėjom Honda CR-V patikrint. Sėdžiam. Без газку не обойдешься. О! Užsikrėtėm offroadą nuo Dominiko.
Тут iš Tatalova. Gražu. Ačiū. Kur atvažiavom? Karjerą. Krasivą. Aš čia turiu vieną Miatą, garaže stovi dar vieną Miatą ir visą laiką šneku apie jas kaip apie Mazdas Miatas, bet realiai šitam kanale dar nei kartą neparodžiau tikros Miatos. Išlėkiau čia su savo Mazda, biškį prasivažiuot ir, aš visada vadinu savo Mazdą, tipo, Miatą, bet realybėj čia yra Mazda MX-5, nes čia yra, tipo, europinis modelis, o čia jau yra tikra Mazda Miata, kur čia yra amerikietiškas modeliukas ir Amerikoje jie vadinasi būtent Miata, iš kur ir atėjo tas Mazda Miata. Biškį taip bendrai kalbant, norėčiau pasakyti, kas čia per mašiną. Čia vienas mano draugas nupirko. Čia yra 1.8 Face'as ir yra pora tokių įdomių skirtumų tarp paprasto 1.8 arba, ten europinės Miatos ir, tos, tikros amerikietiškos Miatos. Iš pirma aš noriu parodyti, saloną. Žiūrėkit, pas Miatą nėra to mygtuko ant durų atidarimo, uždarimo. Tipo, pas MX-5. O amerikietiška modelė yra čia mygtukas. Visai prikolinas salonas, bet aš tokius jau esu matęs Europai. Tai nežinau, iš tokių labai įdomių dalykų, yra kruizas. Yra tipiškai amerikietiškas dalykas, kad galima keleiviui atjungti airbagą. Tai tokio jūs tikrai nepamatysit europinėse modeliuose. Čia matau skiriasi vietos alkūnėms. Toksai, tipo, yra įdomus jausmas, nes modelis tai tas pats, bet vis tiek Amerikos rinkai ir Europos rinkai čiut skiriasi. Aišku, spidometras myliom, bet čia suprantamas dalykas. Šitą dalyką tai galima sutikti Europos modeliuose, bet beveik visi amerikiečiai turi kondiškę. Kam reikia kondiškę, aš aišku nesuprantu. Bet ir, matot, ant sparno nėra posūkio. Jeigu pas europinis modelis ant sparnų stovi posūkiai, tai čia posūkis stovi tam atšvaite. Nežinau kaip jums, bet man tas sparnas be posūkio toksai švaresnis, gražesnis. Lyg šitoj vietoje turi būti langų apiplovimo skystis, skysčių bakelis, o jisai perneštas tenai, o čia yra tas kruizas. Šiaip kruizą tokį esu sutikęs ten kitose senuose Japonuose, bet kad Europoje, nors vienoj Miatoj matyčiau kruizą, tai ne. Čia pirmą Miatą iš vis, kur matau, kad yra kruizas, egzistuoja. Čia dar matau Transporkę ant stakano. Irgi pirmą kartą matau, bet tikriausiai yra. Nors nežinau. Yra? Bet šitą tai kažkaip pakomplektuota. Net dažnai pamatau tokius dalykus Miatoje. Gavau prasivažiuoti su 1.8. Esu važiavęs su 1.8, bet man atrodo priefaisu. O check engine. Viskas kaip turi būti. Kažkaip šitose sėdynėse labai aukštai sėdžiu. Jo, vadinė telpa. Bля, tai kodėl visi sako, kad su šalmu netelpa. Labai aukštai. Pas tave žymiai žemiau, ne? Jo. Kur čia galima biškį? Užsmaugti. Kur mažai už čia? Bet žinai, aš tau pasakysiu taip, kad man biškį, dėl to, kad taip aukštai sėdžiu, arba nepatogu, arba tiesiog neįprasta. Kažkaip čia labai, nežinau, sėdinės atrodo tai aфиgenai, aš tokių sau noriu. Gal tiesiog priprast reikia. Galima. O čia palauk, čia 6 bėgių dėžė? Ne. O LSD ir?
Ir? Yra? Pas 1.8 labai retai kada nebuvo. Gali pas visus. Iš kitai paspausiu, gerai? Bet Gerai, aš gerai. antros čia. Jo. Jaučiasi, kad biškiai judresnė tokia. Nuo žemų iškil smagiau. Jo, toks tu turi, tipo, 1.6 atgyvena kažkur, nu, atgyja kažkur po 4 tūkstančių apsukų, šitą čiučiut anksčiau, žinai, nu, iš apačios turi tą tokią trauką. Bet to, va, tai ji nelabai jaučiasi. Nejuntamas toks. Čia, žinai, gal po Civicu mus vapšiai nesijaučia. Nesuprantu spidometrą, palauk, šiam gerai matau. Nes tai privažiuosi tu per šitą radarą šiam myliu. Nu, Miata kaip Miata. No. Tik tai, kad čiūčiut galingesnė. Bet žinai, čia tipo, jeigu tu nevažiuoji, nu, nevažinėjai su Miatom, tai ir nesuprasi to skirtumo. Jo. Nes mes žiūrėjom, nu, tipo, kai man pirmą kartą Vidma davė su savo Miata tą 1.8 prasivažiuot, ašgi tada, man atrodo, nežinau, kažkaip atsisėdau, prasilėkiau ir jokio skirtumo vapšiai nepajutau ir galvojau, kad, nu, iš vis ten labai mažai kas skiriasi, kol nesustatėm mes jau, kai sustatėm jau tame drage, tai tada matosi, kad ten 2 kėbulai, žinai, laimisi. Bet realiai taip pat, jeigu tiesiog duot žmogui pravažiuoti, tai jis ir nepamatys to skirtumo. Aš čia važiuoju, be posūkių, be nieko. Spidometras labai, žinai, atrodo, kad nelėkia, manau, pasižiūrė apačioj. Nu, faina. Tai va, nebaigiau. Tai, žinai, Miatos, jos atrodo, nu, ten visi žvengia, kad, tipo, negreitas kažką. Bet aš pastebėjau, mieste, žinai, važiuoju kažkur nuo šviesoforo, dar kažkur ten biški pasibėgėja, žiūri, aštum. Ir nesupranti, kada tu spėjai įsibėgėt. O tu realiai ten nespaudai, žinai, taip ramiai važiavai, tos pavaros permetai. Ir jinai dėl to mažo kėbulo tokia labai judri, jeigu ten, žinai, kažkaip, pavyzdžiui, su Bemsu aš bijau, aš ten važiuoju labai lėtai, reikės, o čia jeigu man reikia persirėkti, persirėkiu ir viso, nu, kažkaip daug paprasčiau, linksmiau. Labai vikri tokia mašina, nežinau, man tai patinka. Aš ten suprantu, trasoje jinai tikrai, žinai, nėra greita. Kai važiavau į renginius, tai ten turėjau bėdų, tipo, kad, karoči, apsilenkt kažką, jeigu jau važiuoji 100 kažkiek, jeigu apsilenkt kažką reik, tai ten jau mini dugną, mažini pavarą, nieko nesikeičia. Bet vat, ten iki 100 miesto ribose kažkur labai faina mašina. Vat jaučiasi labai, žinok, dabar pasakysiu, tas 1.8, kai pradedi važiuoti. Pirmas tas gazo paspaudimas labai jaučiasi, pas 1.6 nėra tokio. Vat atleidi sankabą ir kažkur nori lėkti. Nuo aukštų ten jau nelabai pajausiu, bet tavo pati pačia, labai fainai, kažkaip tai jaučiasi šiek tiek nuo 1.6. Bet man labai didelis skirtumas buvo nuo Civico ant mažas, nežinau kodėl, nes pas mane Civicas buvo 1.5. Tas su ilga dėžė, labai ilga dėžė, ekotekas. Tai va tas aš ten, žinai, ten švis. Tai ten ekonomiška mašina. Ten kur tu su greitį padarysi. Šitą Mazdą iš vis kažkaip pilnai kitaip jaučiasi. Nes, nu, tipo, ant kiek aš Mazdų esu vairavęs, tai kažkaip jinai tiesiog kitaip jaučiasi, nežinau. Žinai, kur pavyzdžiui, Robkagi turi tą Mazdą. Ir iš savo aš atsisėdu į jo ten kažkur prasivažiuot. Nu ir man, apšė, viskas tas pats kaip pas mane, jo. Ten Vidma prašo kažką ten buvo, prašys kažką ten parvažiuot. Irgi su jo Mazda važiuoju, tas pats. Su tavo kažkaip važiuoju, čia tikriausiai dėl sėdynių. Galimai. Ir dėl spidometro galbūt. Bet, nu, tipo, jaučiasi labai kitaip. Veidrodėliai amerikietiški, tik dabar supratau. Žinai, pas mane BMC tai ir yra amerikietiški, tai aš kažkaip pripratęs. Bet dabar žiūriu, kodėl nieko nematau, tai amerikietiški veidrodėliai. Bet tik kairys būna artimo, aš jo, tai normaliai. Tik vienas. Ačiū. Žiūrėk, tu kaip Mazdų Miato savininkas, aš noriu tavęs paklausti, kaip tu mano spoileris. Spoileris man patinka. Labai dera prie visos bendros mašinos apdailos.
Tik tais, kad reiktų gal jį patarpyti. Šiek tiek. Ištobulinti. Šitą spoilerį reikia žiūrėti iš 3 metrų. Iš 3 metrų. Jo. Aš kada jį dariau, aš taip ir sakiau žiūrovams, nes... Bet tada, žinai, čia jeigu spoilerį idealiai daryti, tai visą mašiną idealiai daryti. Bet tai nėra idealiai, tai... Tikrai tai. Nu, tai čia, žinai, gali į detalumus, tai bet neverta. Nesakyk, nes jie galvoja, kad jinai ideali, kad nėra nei vieno įbrėžimo, kad nėra nei vieno įlenkimo. O pas mane realiai nuo, kada buvau ten vienam stands show kažkuriam limbo, žaidėm visą bagažinį išlamdžiutą. Tada kažkur gavau į priekinį sparną išlamdžiutą. Ant sparnas tiesiog buvo padraskytas. Bet jie to nežino, dabar pasakiau viską. Nes, karoč, gavau, žinai, aš kodėl klausiu, nes man įdomu, nes gavau labai tokias, aš tikėjausi, kad tai bus, aš tikėjausi, kad gausiu ir heito, ir kad kai kuriems patiks, tai esminis dalykas toks, kad nėra abejingų žmonių, arba kažkas sako, kad pizda kolchozas, Need for Speedas, vapšė žostkai, arba kažkas sako, kad labai stilingai atrodo. Ir nėra abejingų žmonių. Ir vat man įdomu, žinai, kaip tu, nes, nu, prie Mazdo, ar tau prieist šitas stilius ar ne. Nes man, pavyzdžiui, iš galo gal tipo kažkaip ir nelabai. Gal per daug iššokslai, bet šiai bendram vaizdą, sakau, tai lipu, žinai, apdus tą šonę, tai labai gerai daro. Dažnai ko trūksta hardtopo su tuo spoileriuku hardtopo mažu. Matau, tai šitą. Bet žinai, aš vasarą labai be stogo važinėjau. Taip. Ir be stogo irgi yra visai fainas vaizdas. Tai kad to hardtopas, vat būtent jeigu padaryti tokį stencintą projektą, kad vapšė ant asfaltą pagulyt, tai tikrai dėrėtų. Bet žinai, kada dėl savęs čia tiesiog važinėjai, džiaugies, tai aš manau, jo. Lemba, tu neįsivaizduoji, koks kaifas, kai, nu taip, išjungsim, parodysiu, kai atsisėdi ir žiūri į veidrodėlius ir matai tą spoilerį. Ja. Ble, toks prikolas. Всё. Kažkaip su tom visom savo mašinom aš visai pamiršau, kad turiu kaime mopedą. Visai pamiršau, kad kaime turiu mopedą. Sėmėm čia biškį benzas šviežio, nes ten jau gal 2 metus nekurtas mopedas ir ten nieks neišpilinėjo tą benzą. Tai ten tikriausiai jau iš oktano liko, nežinau, gal 7 kokių. Jep, tvai mati. Reikia visą medieną patraukti. Vun stovi, technika mano. Galinis ratas nuleistas. Lepa. Ragatka gera. Išeiti. Čia gumą. Įtempt. Į žemę. Įkast. Įtraukit. Gaila, kad jau sausa. O, blecha. Мыши были. Man atrodo, čia pelės gyveno. O, kur čia. Пиздец. Jo, parasata. Aš dabar bijau lėst čia, kažkur dar sėdi. Ką čia mes turim? Mes turim mopedą pagraužtą 125 kubų su pelėsiu, su grybais. Čia yra korėjietis Simas, lenktyninis pirštinis, lenktyninis paveiksliukas. R Racing, Racetrack.
Žysinsi senu. Dabar pagal mano paskaičiavimus oktanų skaičius apie 8. O. Gerai, gyvybės ženklai yra. Bet starterio nėra. Two hours later. Triuoji? Aš šitą chuinę šiandien pakursiu. 5 hours later. Lauke pradėjo biškį lyti, tai perkeliavom į garažą. Ir kaip matot, užkurt, kad stabiliai viskas veiktų, neišeina. Bet pataisim starterį, atsirado starteris. Hui tolko išta, bet jisai yra. Karoči, maksimum kas gaunasi, tai užgaudyt, kad biškį jinai pačirškėtų, tipo bu ir gesta. Benzas šviežias, žvakės dabar neišsuksiu, bet tipo kabina, elektros vis dar yra. Oras filtrą nuėmiau, nes ten purvinas buvo, tipo, kad orą prigaut. Bandžiau kaip pirdavodai ten kažką užkyšt, neužkyšt. Nieko nesikeičia, nežinau. Ką hebrytė, ačiū už peržiūrą, dėkit laikus, rašykit komentarus ir jeigu vis dar nepafollowinę šitą kanalą, spauskit follow. Pasikartosiu, ruošiu jums siurprizą, o kol kas iki sekančio epizodo. Ate.